Sveiki. Ir vėl tema apie traukinius, garvežius. Šį kartą randamės Lenkijai, Elkos mieste. Apžiūrėsime, koks čia, kas čia gero. Užeinam dar čia į garvežio vidų, pažiūrėsim. Ir taip, čia žinai, kas kaip čia yra valdoma? Parodyk, su kuriuo reikia tatuoti? Su tuo. Va, su tuo reikia tatuoti? Va, ten pasivažinėti galima, matau, su drezina. Matau, pafavak vagonas jau rūko yra. Apžiūrėsime. Ne, dabar einam garvežio vagoną. Nu, ir tenderis tuščias. Kiek matau, nieko nėra. Einam kitur žiūrėti. Vagoną. Vagoną? Ne, einam pirmą bilietus gal nusipirkim. Ne, vagoną. Mes dar bilietą nenusipirkim. Palauk, ateinam pasižiūrim ratus. Kur tu skubi? Atsistok prie rato, pamatuosim ūgį tavo. Žiūrim. O, va kokia tu dydžio. Gerai. Nu, einam tada bilietų dabar nusipirkti pirmą. Einam su matu bilietų ir mamai nupirksim. Prie garvežio iš karto prikabintas, kiek matau, pašto vagonas čia. Počta parašyta. Užeisime į vidų. Kaip tas pašto vagonas lenkiškas būdavo. O, žiūrėk. Ir su tolėtu. Siuntiniai, čia siuntinių vagonas. Va, ir siuntiniai būdavo sukabinti. Va čia, o čia va būdavo irgi sudėti siuntiniai, aha. Bet čia gal pro langelį jų viską aptarnaudavo, ne? Va. Čia būtų karta. O čia pečius, kad būtų šilta tam vagone pašto padaryta. Toks vagoniukas. Tempdavo su garvežiu. Čia šviestuvas. Palikta siuntinė čia. Einam. Lipam toliau. Ką mes čia matom? Kažkoks sniegui, stumti sniegui ir dar vagoniuką prisikabinti. Nu, tai čia nuo drezinos vagoniukas kažkoks. Pasižiūrim, kaip čia valdosi tas sniegui valyti. Kaip čia galima būdavo valdyti. Va, žiūrėk, čia kažkokios rankenos. Čia galėjo tiesiai važiuoti. Kad tiesiai važiuoti? Tai čia tik tai valda tą, kur sniegas stumti. Šiaip tai 1908 metų. Jeigu čia teisybė. Bet čia vėžė nesiauroji, o platesnė, bet Lenkų pločio. Nežinau, ten tų milimetrų 1400 su kažkiek liktais. Nu, einam toliau. Tai čia va taip. Einam pasižiūrėti šitą. Dabar galima šitą pažiūrėti. Kas čia per... Čia jau automatryse kažkokia, kaip suprantu. Šita 37 metų. Automatryse. EKV. Bet čia jau siauroji vėžė, nes čia du bėgiai negalim plati ir gali būti siaura, bet ta siauroji irgi aš čia nepasakysi, tai ne taip kaip pas mus 75 centimetrai. Čia gal net ir plačiau biški, sakyčiau, ta vėžė lenkiška. Kažkokia, ką čia galėdavo supilti, čia kažkokie vagoniukai. Anglis. Anglė, sakai, gal ir anglė supildavo, taip, gali būti. O čia padėdavo jį. Taip, čia jį padėdavo. Dabar einam toliau. O seniau lokomotyvas šitus vagonas. Taip, čia vagonas priekinis kažkoks irgi siaurosios vėžės.
Nori įlipti? Nu, apžiūrim jį, čia 10 tonų galėdavo vežti. Va čia užlipimas kažkoks būdų, ar čia dar sėdėti galėdavo kažkas, tai kažkokia sėdynė padaryta. Va čia. Aha. Pats sverdavo, kiek suprantu. Medinis, nu tai jis visas medinis į kažkokius tai krovinius galėdavo vežti. Apžiūrim siaurosios vėžės lokomotyvas. Kažkoks modelis irgi nematytas, pas mus Lietuvoje tokio tikrai nėra. Čia toks aukštesnis kažkoks LDX2. Net nematytas toksai. Ir jis prisikabinės, kur sniegas stumt, irgi siaurosios vėžės. Nu, čia tokie eksponatai, bet čia galim užlipti. Pasižiūrėti, kas čia bus. Ar vysim, ar lipsim. Va. Vidai valdymas. Lubas. Padengtos. Atspindinčia medžiaga. Lempos išardytos. Nu kažkaip taip. Va, pažiūrėk, kas vidai. Štai po to padėsiu tau nulipti. O tas kaip... Tas nieko labai išdraskytas jau smarkiai. Taip, lipam žemyn. Nu, dabar atbulom, lip gražiai atbulom. Išlipk. Va, garvežė tenderis, nu, rodiklė, aišku, čia nulaužta rodydavo, kiek kubų vandens turi. Tai 12 kubų net tenderiukas būdavo. Toksai 12 kubų. Palauk, pasižiūrėkim tradiciškai, va čia, va kaip čia atsidaro, va tas. Va taip kažkaip ir, o, koks įdomus atidarimas. Nu ir standartiškai yra tepalas, vailakas ir guoliai taip ir tepdavosi. Tik atidarimas toksai, toks, nežinau net, kaip pasakyti. Da kaip ir nematęs tokia, bet gerai va užsifiksuoja. Va ir viskas, guoliavietės. 1928 metų. Tenderiukas garvežio išlykęs. O dabar sakai, garvežį einam pažiūrėti. Pažiūrim, bet koks čia garvežys dabar, tai aš nepasakysiu modelio dabar. Kas čia iš jo? Čia dar kažkokie modeliai už tvoros stovi, bet kaip ir negalim įveiti. Seniau su video matęs, va šitą buvo Lyd 1, šitą buvo užkūrę kažkada. Buvo įsivažiuojantis, gal dabar aišku. O šitas autobusas traukinys irgi labai įdomus egzempliorius, iš tikrųjų. Autobusas traukinys. Aha, koks čia modeliukas, bet jisai siaurosios vėžės irgi dalykas. Siauroji vėžė. Automatrysė irgi, ar kažkas tai tokio. Įlipimas, nu gal ir iš šitos yra įlipimas, ir iš anos pusės įlipimas. Ir valdomas iš abiejų pusių, kiek matau. Ir tą pusę. Nu, logiškai taip ir turi būti. Ten matom, kitur labiau parodijas toks pat modelis panašus. O čia dar geresnis išlaikymas. Taip, kur tie siaurieji geležinkeliai čia nueina. Va ten kažkur. Kažkur ten, vartai atidaryti. Oi, atei kokį garvežį pamatysim, surudavusi, žiūrėk.
koks ten stovi. Lipk. O, papa. Žiūrėk, koks senas garvežys stovi. Ir priekis atidarytas. Garvežio. Surūdyjas. Čia vagonas kažkoks. Žiūrėk, kokį mes matom dabar, kas atvažiuoja. Lokomotyvas ką tempia. Standartinis lenkiškus keleivinis vagonus tempia. Kiek čia jų tempia? 4. Nei daug, nei mažai. Šalia matosi stotis geležinkelio. Tai va, apžiūrėjom tą garvežį surūdyjusi. Galbūt kada gyvenime jį yra atrestauruos, gaila. Tokių nebėra dalykų. Tai pačias siauruosios vėžės matome irgi vagoniuką. Bet toks įdomus. Vežtis kaldai. Bet dar ir aptarnaujantis personalas dar gali va čia vailypės važiuoda, netgi nuo lietaus pasislėpti. Toks įdomus variantas. Čia va tam pabėgių pridėta daug irgi. Su kabina tokia mini 2 žmonėm. Vienam 2 žmonėm kažkur. Taip, dabar einam tada toliau pasižiūrėti. Čia iš priekio taip įdomiai garvežys atrodo. Ne visai kaip pas mus tokie priekio tokių grotelių va čia nėra. Tokie kitokie atbojnikai padaryti. Nu, logiškai atsidaužė šonus nustums. Einam į ten, gerai. Einam. Apžiūrėsim garvežį. Einam apžiūrėti garvežio, gerai sakai. Tenderis didžiulis. Užeisime vidų, pažiūrėsim. I gdzie to się wszystko, że tak powiem, przetwarzało? Tu jest palenisko. To się jakoś, znaczy to jest przerobiony w ogóle parowóz, bo on ma stokę. I to jest zamknięte w tej chwili, to palenisko. Można to pewnie jakoś otworzyć. Taip, dabar šitas... Nu, mes čia matome tokį truputėlį išskirtinį garvežį. Kodėl? Nu, čia žolės, aišku, reikia atkreipti dėmesį, bet tenderis su šnieku, kur byra anglis ir pačios keliauja va, per šitą kanalą į pakurą. Tas būtent keliauja, aišku, čia yra išardymų pravalymai, gal užsikimšymam kokiem pravalyti ir sukeliauja į pakurą. Ir dar kiek gydas pasakoja, nu kiek iš lenkų kalbos supratau, čia kažkoks šitas garvežys veikia dujų generacijos principų. Kažką jis aiškino, tokie tik 2 pagaminti. Vienu žodžiu, nu greitis ten iki 80 km per valandą, bet tai vis tiek. Tai va toks įdomus dalykas, kad nereikia prievartą atšmest. Na, aišku, gal čia tos derėlės gal ir darinėsi, gal ir primesum rankiniu būt, bet esmė, kad va, suvažiuoja pats per šnieką. Tai va, norėjau tokį įdomų dalyką parodyti. Apie šitą garvežiuką. Šiaip nėra jis toks iš didžiųjų, iš mažųjų toks, nežinau. Garvežys kaip garvežys toksai va. Taip atrodo tas garvežys iš galo. Tenderiukas. Irgi toks pusiau atbojnikas yra padarytas. Ką mes čia dar galim pamatyti?
Kokių egzempliorių numatė 2. Surūdyje biški. Geri eksponatai. Matosi. Gal atrestauruos kažkada. Tokius dalykus. Einam toliau pasižiūrėti. Čia jau matos plačioji vėžė, kaip ir tas garvežys. Tokie vagonai. Čia edukacijai, kaip suprantu, skirta parašyta. Pabandysime kažkur įeiti. Ekspozicijos vagonai. Pažiūrim. Ką čia radot? Žiūrėk, čia garvežė lempos, man atrodo, sudėtos va čia. Čia garvežė. Čia, kur mes matėm, jo tenderį. Jo tenderį matėm? Matai? Nu, tai va ir parodyta va. Komandas senovinis metras. Seniau matuodavo atstumą su 4 metrų. Kai tu namie žaidži su metru, tai pasukati matuodavo. Taip, čia garvežė. Čia nuo garvežių nuimta visokios emblemos senos. Pavadinimai visokie. Einam toliau. Gerai, eisim toliau, apžiūrėsim ir eisim. Tai einam į kitą vagoną. Į kitą? Nu, einam į kitą. Taip, čia matos vienas amerikietiško kažkokio tai. Na. Čia Lugansko matos, vat. Irgi emblema. Budapešt. 1922 metai. Kiolno. Nu, vienu žodžiu iš visų galų. Taip. Bet tai čia nėra gumų. Kaip čia praeit pro nėra gumų čia? Kaip mes praeisim? Tu čia be gumų. Kaip bus dabar? Va, matai. Skaičiai. Skaičiai. O kas čia toksai, žiūrėk? Čia, kur mes matėm, čia pelotas. Pilotas komandas. Mašinistas. Mašinistas. Mašinistų ženkliukai čia. Taip, čia skaičiai, kurie būdavo ant traukinių. Mašinistas. Pilotas skraido. Pražė. Tai 2 iš garvežio tikrai žinau. Nu, einam čia. Taip, čia dar skaičiai su lenkiškais inicialais. Tėte, garvežiai sėdėti. Čia garvežių modeliai sudėti, matau. Eisim šitą dabar. O to, mačiau, yra siauruko garvežiukas, eisim pasižiūrėti, palyginsim su savo. Tai toks ir yra, man atrodo, čia. Ir parašyta Paravos Vaskotorovė. Nu, einam. Vėžė 600 mm šitą būdavo. Labas. Labas. Va, tai traukiniai. Taip. Gerai, tegu važiuoja. Einam dabar pasižiūrėsim garvežiuką va šitą, mažiuką. Siauruko garvežiuką. Irgi siaura vėžė. Oi, kad atsistok. Ant priekio atsistok, nufotkinsim. Na, apžiūrėkime tą garvežiuką, nediduką. Atrodo, į vidų galima įlipti. Galima į vidų lipti. Ko gero, galima, pabandykim. Kad čia. Va, atsidaro duris, va, ir gali lipti. Lip, pavaldyk biškį garvežį. Aš irgi pabandysiu lipti. O, baba! Pakelk, tai biškį pralangį išvysti. Nes aš ant daliau. O tai mes anglių, kodėl čia nedega ugnis, tai kaip mes važiuosim? Įmesk anglių, iš čia paėm dar biškį anglių. Pasimk ir įmesk. Į garvežį. Gerai, uždaryk dabar. Viskas. Važiuojam. Suk rankeną ir lėkim. O, viskas, lėkim. Reikės greičiau sustabdyti. Sustabdyti reikia, kur čia tas laiptelis, nebegaliu išlipti. Ai, va, išlipau. Nes reikia man tų linių
Persijungti bėgiai. Perjungsi bėgis dabar. Na, perjung. O, kiek. Toksai nelabai didukas. Vandenuko nebus čia labai daug. Nu, gal šinetolis ir važiuodavo, arba galim būdavo kažkur pasipildyti. Taip toks atrodo garvežiukas paprastukas toks. Aišku, nematytas. Daugiau niekur bent jau man. Nežinau. Tai tiek apie šitą garvežį. Eisim gal dar toliau pasidarysim tokių vagonų, matau įdomių tenais vatuvą. Elska Kolei Vaskotarova. Pasižiūrėsim gal dar šitą vagoną.